Girdit mane? Taip. Gerai. Ilonė, sakai, ką matai? Šitą skaičiuojant mačiau pratrūkusią arteriją, iš kurios veržiasi fontanų kraujas. Ir pamačiau ligoninę, tarsi būčiau ligoninėje, bet ne dabartinis metas, o metas kažkur tai tarp, kaip sako, tarpukarių, tarp pirmo, antro pasaulinio karo tam laikotarpyje Vokietija, ligoninė. Ir matau moterį, panašiai į Eveliną, atitrūkusią jau nuo savo kūnų, ir jinai tarsi kaip šiaudelis laikosi, žiūri iš šalies, jau jinai kaip ir mirštanti yra, bet žiūri į savo kūną ir mato, kaip daktarai aplink ją sušokia, bando sustabdyti kraujavimą, o kraujas eina net čiurkšle. Ir jinai žiūri, jinai mato, kaip daktarai daro viską, ir aš girdžiu vokišką kalbą aplinkui. Tarsi būtų kažkur Vokietija ar kažkas vokiškai kalbanti šalis. Dabar šitoje situacijoje, šitame įvykyje, pasakyk, kur susijusi, kaip tai susijusi gali būti aspektas Irinos. Kaip tu tai jauti, matai tame momente, kaip yra susijęs, dabar susiję galbūt. Ateina žodis atmintis, kažkokia programa atmintis suveikė. Nes tai atsitiko netikėtai, tas pats ir tenai kažkas, lyg tai būtų durtinė žaizda ateina iš karto, durtinė žaizda, ir tai įvyko netikėtai, kažkur tai gatvėje, kaip sakyti, iš nugaros buvo užpulta. Atimtas rankinukas, jinai buvo pradurtas jai dūris, ta prasme, ir pataikė į arteriją. Bet laimė buvo šalia žmogus vyras, matau vyras, jisai greitai, ten ligoninė laimė buvo labai netoli. Ir jie iš karto į tą ligoninę, jis dar užspaudęs, ten kažkaip, visas pats, net kraujas ant jo irgi kūnų, ta prasme, ant drabužių jo. Jeigu ne tas vyras, jinai būtų visiškai, jinai būtų nužuvus, mirus, ta prasme, gatvėje. Gerai. Mes labai daug nereikalingai netemsime ir eisiu aš prie pagrindo, nes čia yra ne pirmas seansas, Irinai, jie viską supranta, o tas, kas žiūrės šitą seansą, tai irgi, manau, ne pirmas seansas bus. Dabar taip. Ar tu matai dabartinį eterinį kūną, dabartyje Evelinos sielą, arba eterinį kūną, arba ezoterinį kūną? Ar tu matai jį? Matau, bet labai tokį neryškų, kad, tarsi, kaip būtų, visiškai toks labai neryškus, tik kontūrą, vos kontūrą laiko jisai Evelinos dešinį petį. Iš nugaros jai stovi, kaip ir liečia dešinę pusę jos. Kas liečia dar kartą? Eterinis kūnas jos liečia dešinę pusę, dešinį petį. Gerai. Šovė už nugarą, bet jis labai neryškus. Pakviesk ten, kur tu esi dabar toje situacijoje, kur matai kraują, pakviesk Evelinos sielą, ezoterinį kūną arba eterinį kūną, kaip pasakysi, taip nepagadinsi, pakviesk ją, kad jie ateitų čia ir pamatytų tą situaciją. Iš dabarties, čia, kur ji yra. Kai aš matau ją tenai, aš matau ją visame ryškume. Tokia, kokia dabar jinai yra, panaši labai. Bet šioje dabartyje aš matau tą eterinį kūną labai neryškų. Tarsi kažkas už kaip sakyti, antspaudas kažkoks įvyko tenai. O antspaudas, kaip tu turi, ką tu turi tenais? Tarsi ten pasiliko, kažkur kaip sakyti, dabartyje? Fiksavo toj vietoj. Dabartyje? Dabartiniam gyvenime? Ne tenai, tam šoko periode, ta prasme, tai, kas įvyko, būtent tas užpuolimas į tą ligoninį. Dabar gerai, Ilonit. Reiškia taip, reikalinga tokia situacija. Mes einam kalbėti su Irina, kur ji yra dabar, atėjo seanso.
Ar tu matai jos sielą arba eterinį kūną? Reiškia, tu fizinį kūną matai, bet pasižiūrėk šalia, kur mes dabar darom seansą, kuri pasakoja aspektus, ar yra jos siela ir ezoterinis kūnas. Fiziškai aš ją matau ryškiai, bet jos tą ezoterinį kūną, jis labai neryškus. Pakviesk jį. Dabar tame momente, kai ji pasakoja aspektus, tu jau mintyse telepatiškai pakviesk jos eterinį kūną arba jos sielą. Jisai yra čia, bet tik tai tiek, kad jis neryškus. Jisai yra visą laiką šalia jos. Gerai. Ar mato tada jisai šitas kūnas, šitą situaciją, kur tu matai su karu, kur susijusi? Taip. Mato. Taip, bet labai didelė dalis, kaip sakyti, likosi tenai. O tenai, Ilonit, kur? Tenai, ten jisai ryškesnis, tas jos eterinis kūnas, tarsi ryškesnis, o čia tik tai toksai kaip šešėlis jau pasilikęs jai. Gerai, aš pasakysiu, kodėl tai noriu. Reiškia taip, ir ketinimas yra toks, kad dabartinėme gyvenime Airinos siela arba eterinis kūnas nueitų ir pamatytų tą situaciją, aš noriu su juo pakalbėti, kad ji atsistotų ir pamatytų, kaip tam amžiuje Airinos kūnas miršta. Arba jis yra šoke, dar nemiršta, bet jis yra šoke. Va taip. Taip, aš jį ir mačiau tada, aš tuo metu tada ir mačiau, kaip jinai atsiskyrė, žiūri į save ir negali patikėti, kad jinai, kaip sakyti, miršta jau. Reiškia, yra plane, turi būti taip tavo matyme. Aš va to noriu. Vienas eterinis kūnas tame amžiuje, kur jos siela stovi prie jos siela, stovi prie kūno, kuris jau yra šoke. O kitas eterinis kūnas yra iš šio gyvenimo, šiame gyvenime, kur ji gyvena. Reiškia, turi būti vaizdinyje dviejų gyvenimų eteriniai kūnai. Taip, tai aš ir paminėjau, sakau, šiame gyvenime jis neryškus, tik tai kaip atvaizdas iš šešėlis likęs, o ten jisai ryškus, ten jis kaip ir užsifiksavo daugiau, o čia tik tai jo šešėlis atgarsi, toksai kaip atrodo šešėlis daugiau. Jo, jie būdu mato vienas kitą, tie kūnai, ar yra portalas, per kurį negali matyti vienas kito? Ne, portalo nematau, bet tas eterinis kūnas... Bendrauti gali? Jo, jie vienas kitą gali matyti, žiūrėti taip. Labai gerai, labai gerai. Gerai. Dabar, Ilonit, taip, tuoj susikoncentruosiu, taip. Tuoj reikia čia pagalvoti, svarbus momentas. Ten yra šokas, mirties būsena, bet ji dar gyva tame amžiuje, ten kur Vokietijoje. Taip, bet arti mirties jau jisai kūnas kaip ir išėjęs, tas siela jau kaip ir išėjus, ir jisai save stebi iš šono ir žiūri, kaip tie daktarai šoka. Ir jisai dar negali palikti, jisai dar nori tikėti, kad daktarai, kaip sakyti, viską padarys, kad sugrąžinti ją atgal. Gerai, dabar Saulelė taip padaryk. Sustabdyk tą momentą, palik visą tą vaizdinį, nušok telepatiškai į priekį. 2 dienas, 3 dienas, ar ji lieka visgi gyva, išgelbėja, ar ji miršta? Miršta, aš matau kryžių kapą. Pasižiūrėk, nuskaityk informaciją, ar siela ilgai labai prie numirusio kūno? Taip, nes kaip ir buvo planų, jinai buvo jauna. Jinai buvo įsimylėjusi ir jinai kažkaip nenori palieka tą mirusį kūną savo, nenoriai. Dabar, Saulelė, pasakyk tu man, kaip tai susiję su dabartiniu gyvenimu ir su šitais aspektais Airinos? Skaityk informaciją. Kaip dabar susiję gali būti tai visa šita situacija, kuri tave nunešė. Nes, kodėl aš tai prašau? Gali būti, kad tave nunešė į tą situaciją, bet ji nesusijusi su šiais aspektais. Aš kaip ir pirmai minėjau, čia suveikė atmintis, programa kažkokia tai atmintis. Taip. Ir būtent dėl tos priežasties tai atsitiko.
Gerai, tada paimkim tą aspektą, kada ją krečia šaltis. Šiame gyvenime, va dabar va ne per seniausiai, ją labai krečia šaltis. Toks aspektas buvo. Pasakyk, pasižiūrėk, telepatiškai nuskaityti informaciją. Jo, čia atsitiko kaip tik tuo momentu, ta prasme, data sutapo su tuo įvykiu. Tiesiog data sutapo. Ir kažkas, kažkoks tai cikliškumas suveikė ir atmintis. Ir būtent jinai pajuto dabartyje. Reiškia taip. Bet man atmintis, tarp kitko, bando blokuoti tą visą dalyką, jinai negali prisiminti, jinai kaip ir norėtų, bet ją kažkas blokuoja būtent prisiminti tai. Gerai. Dabar antras aspektas buvo, kad ji praranda atmintį. Tai va, aš tą ir kalbu, aš apie tai norėjau pasakyti, kad būtent dėl to. Ir trečias koks aspektas dar buvo? Primink, Irina. Ai, tai tiek to gal čia. Ne, sakyk, koks ten trečias buvo, palauk. Dėl mėnesinių. Ok. Dabar girdit mane abidvi gerai, jo? Nes kaip tai Irinos buvo nuslopintas. Dabar paklausk. Jinai pasakė dėl mėnesinių, man toksai, žinai, daugiau jausmas, aš negaliu pasakyti tiksliai, toks jausmas, ar jinai tik tai nebuvo ką tik pastojusi tuo metu, kai tai įvyko. Ar ji labai sielojasi dėl to, kad jos kūnas miršta? Taip, jinai labai pergyveno, jinai buvo tiesiog, kaip sakyti, ant sparnų, viskas, jai darbas su darbu gerai, viskas buvo, jinai dar mokėsi kažkur ir įsimylėjus buvo, labai įsimylėjus, vienas kitą jie mylėjo. Panašiai kokiam amžiui jį tenai? Tai sakau, čia vyko tarp pirmo, antro pasaulinio karo, buvo prieš antrąjį pasaulinį karą, matau vokiškai kalbančią šalį, gal Austrija labiau. Ilonėlė, kiek jai buvo metų, kokiais amžius jos buvo? Panašiai. Žinai, apie 30 metų kažkur. Jaunesnė. Kažką norėjo Irina sakyti, jo? Jo, aš norėjau. O kas paskatino tą atmintį? Gal kažkas specialiai man paskatino, kad aš atsiminčiau ir, kad man būtų blogai, nes, tai kiekvienais metais ta data ir, aš juk, kodėl būtent šitą įvykį kodėl aš jį prisiminiau, ta prasme, man atrodo, kad čia kažkas tai, gali būti specialiai man Čia kažkas su tavo dabartiniu, kadangi tu ten užsifiksavo labai stipriai, ten tas kūnas tavo, ir jau dabar, kaip tavo tas eterinis kūnas, jisai tik tai šešėlis ir jisai kiekvienais, jisai blėsta, jisai dar labiau blėsta tolyn. Dėl laiko taip, ar ne? Taip, su laiku taip atsitiko. Ir jisai tolyn gali blėsti netgi, jeigu čia man toks momentas atėjo, aš nežinau, kiek tau rezonuoja. Visą laiką man tas manyje buvo, tas mane silpnino, tik tai dabar jau gavosi toks kaip kamuolys, ar ne? Kad jau viskas. Čia sakau, grinai atmintis ir tai ir būtent tas aspektas, kad tavo eterinis kūnas, jisai silpsta, jisai kaip ir silpsta, bet atmintis kažkur dar suveikia. Ar ten, kur ji irgi prieš tai dar, kur ji nenumirusi, kur dar guli atgaivime, ar dar galima su jie bendrauti su kūnu pačiu, tame amžiuje? Iki tą momentą, kada dar galima bendrauti. Jausmas, kad jinai buvo kaip ir komoje tuo metu ir jinai jau buvo tarp pasaulių, kaip sakant, jau jinai buvo kaip ir ne čia, ne šitam pasaulyje, jau jinai buvo kaip ir, nes ten labai kažkaip greitai viskas. Dabar reikia pasiekti to tikslo, to ketinimo, kad pakalbėti su jos eteriniais kūnais, žodžiu, taip yra gyvenime, kad numirštantis žmogus, kaip jis miršta, jis taip pat prisikelia, ateina, reinkarnuoja tokiose pačiose vibracijose, tokioje pačioje atmintyje. Dabar pasižiūrėk, Ilona, kai išeina jos siela, kas kartu išeina kartu, kur jos atmintis prisiklijuoja prie sielos? Vat pasižiūrėk. Kiek išeina atmintis lieka tenai. Kūne? Taip, vietoje.
tiksliau, kaip ne vis, ir, gali sakyti, ir kūne, ir toj vietoj gal labiau. Su ja kartu. Aha, palauk, dabar taip yra. Ar atmintis jau, kai kūnas laidojamas ir sielas ilgai labai tenais, ar atmintis neprilimpa prie sielos kartu? Ne, tuo atveju liko atmintis kaip ir toj vietoj. Gerai. Tai kažkokie kaip atgarsiai išėjo, bet daugiau tas stiprumas, tas generatorius, toks jos atminties, jisai toj vietoj tenai. Prie jos arti jos kūnų ir aplinkoj ten. Gerai, dabar tada žiūrėkim tokį dalyką. Dabar nušok, telepatiškai paprasčiausiai nueik į tą momentą, kada Airina dabar gimsta šiame gyvenime. Reinkarnacija vyksta, gimsta. Pasižiūrėk, ar prilimpa prie jos ta atmintis iš to gyvenimo? Ar kartu su ta atmintimi ji gimsta, gyvena, atmintis tiesiog sulaukia, sutapimas yra kažkoksai tai laiko tėkmėje, nesvarbu metai, nes kaip žinome visi laiko iš tikrųjų nėra, bet kažkoks tai protarpis, momentas kažkaip tai, ar mes nenagrinėsim dabar šitų smulkmenų, bet atgarsis, paprasčiausiai žmonės... Būtent atmintis, jinai cikliškai ateina tik tai, ir netgi jai gimus. Ne visą laiką, cikliškai. Cikliškai. Jo. Ir dabar va šiuo momentu, prieš keletą savaičių, kiek čia įvyko, sakė Irina. Dabar pasižiūrėk, ar sunku tau, Ilonit, ar tau sunku, pasakyk man, ar lengva? Ne, aš neįsijautus taip, kad man būtų sunku. Aš stebiu. Gerai, šaunuolė. Dabar pasižiūrėk, pamatyk momentą panašiai toje situacijoje, kada prieš porą savaičių, kaip vyksta, koks vyksta vaizdinys, dialogas, kad ši atmintis, prisiminimas šitas aktyvuojasi. Taip. Tu žinai, man toks jausmas, kad tarsi kažkas, kažkoks atgarsis ateina iš praeities ir paliečia jos dešinį petį, ir tada jie nupurto kaip ir šaltis, ne mane pačią nupurtytų šaltis. Stop. Jo, kažkas tokio. Stop. Pažiūrėk, kas petį laiko, gerai. Dabar taip, neutralizuok tą situaciją, paimk viską, ezoterinė akim pasižiūrėk, kas laiko, kaip pažiūrėk į tą ranką dabar, tik tai, niekur neskubėk į priekį, arba ką pamatysi pasakyk. Kaip tu matai tą ranką, kas ten? Tu žinok, aš matau būtybę, kuri įžiebė jai tą prisiminimą, kažkokį tai atmintį. Suprantis, jo, aš tik noriu užbaigti sakinį, kad tarsi įjungė jos tą atmintį, bet čia yra būtybė, labai tokia panaši, žinai, tokia neatsakyčiau į... Aš tą ir sakiau. Tokį kaip šėtonas būtų, sakyčiau, kažkas tokį žvėrį, kaip ilkolakį, kažką, labai tokia bjaurę letiną, matau. Stop. Dabar taip aš suprantu tą situaciją, kad ateina būtybė į jos visus namus, į jos gyvenimą ir prie jos kūno visą laiką dabar ta būtybė yra. Negaliu sakyti, kad visą laiką, bet jinai periodiškai ateina ir kad tarsi paliečia jos petį, kad prisiminimą kažkokį duoda, jinai kaip ir ne, jos kūnas kaip ir blokuoja, bet nori kažkaip įpiršti kažkokią, tai supranti jau per, kaip čia pasakyti, kažkokią programą nori piršti jai. Ar gyvena, ar pasilieka, ar yra, nesvarbu šito žodis, bet ar yra būtybė namuose pas ją, pažiūrėk. Yra portalas kažkur, aš nežinau, matau prie spintos apačioj. Ar pas tavai yra, Airina, tokia spinta, kur medinė spinta kažkokia tai drabužių senesnė nėra. Pas tavai tokios spintos kažkokios tai. Ne, iš vis pas mane spintos nėra. Žinai, kas yra pas ją? Pas ją yra ne spintos, bet, pavyzdžiui, drabužiai. Lentynos, bet yra tokių, nebūtinai drabužiai stovi, bet... Komodos. Komodos yra, bet yra sienoje.
nu, padarytos spintos kažkokios, kaip čia būna. Tokios Ai, lentynos yra lentynos jo. ir komodos. yra. Mhm. Jo. Lentynos. Ten, kur kabo, vienu žodžiu, kur sukabinti rūbai kažkur turėtų būti. Tai ten nespinta yra, bet Yra koridoriuje kabyklos. kabyklos. Kabyklos, jo, Tokiam- sukabinti ten. Stop, Tamsiam merginos, kambarėly stop, tokiam. Stop. Va, dėl to, kad aš tamsiau kažką matau, va dėl to man... Stop. Mhm. Tokie Mes kaip taupom rūbinė pas laiką. mane yra. Kol mes išsišnekėsim, kokia rūbinė ir kokia rūbai išeis laukas. Išeis mūsų laukas. Stop, merginos, aš jūs stabdau. Jeigu sakau stop, tai sustokit, nes tai yra nebereikalinga. Mes supratome, kad nesvarbu esmė ar drabužiai, ar batai sudėta, bet kažkokį sukabintą. Taip, stop. Dabar ten ką matai, Ilonit, ką matai? Nu, kaip portalą, grindyse kažkur, iš apačios. Gerai. Stop, gerai, tegu palik tą vaizdinį. Tuoj. Pasakyk, nuskaityk informaciją. Taip reiškia. Aš suprantu, aš pasakysiu, kaip aš supratau. Reiškia, tame momente, kai Irina tame amžiuje yra, kaip sakai, ją nudūrė. Ateina baimė, išgąstis. Ar taip? Taip, kadangi, jinai gyveno nuostabų gyvenimą ir įsivaizduo palikti staiga. Tame momente, kai ji pajaučia kūne dūrį, karštį, ji nesuvokė tame momente greitai, kad ją nudūrė. Kūnas apspangsta. Iš kurios vietos? Iš priekio ir iš nugaros ją nudūrė? Tu žinai, durė į nugarą, bet dar kažką ir su priekiu daro. Gal ranką padėta laiko, kaip tai ją už... Jo, nes iš priekio dėl to, kad ne rankinuką turėjau, gal tą rankinuką norėjau išplėšti. Gerai, ten buvo vienas ar dviese? Vienas ar dviese buvo? Vienas tai tikrai daro, kitas lyg tai toliau matau kažką dar stovint, bet tas kažkaip esmės nesudaro. Čia nematau, kad tame esmė yra. Reiškia taip, išgąstis. Dabar tu pasakyk tiesiai šviesiai, aš neįsiu prie smulkmenų, nes tai yra jau ne pirmas seansas. Dabartinė būtybė, nuskaityk informaciją, kur stovi ta būtybė tame amžiuje, kada ją dūrė. Dabartinė ši būtybė, kuri laikė ant peties ranką. Kur stovi tenais? Jinai to erdvė, jinai tam gatvė, bet jinai tokia užima kaip ir visą net erdvę. Kaip ar būtybė įeina, ar iš jos čiulpia, maitinasi baime? Pasakyk, koks vyksta dialogas galbūt? Jinai kaip ir buvo, jinai kaip ir suformavo tą visą, kaip sakyti, suformavo, kad taip įvyktų, net tarsi ne kai tu siundė, aišku, taip bet gali sakyti, tu siundė tuos žmonės, kurie jai, sudarė sąlygas. Jo, sudarė sąlygas, taip. Ir jinai, kaip sakyti, jinai tuo metu jinai buvo, kaip sakyti, jinai visur toj gatvėje, kaip sakyti, randusi. Nebuvo susiformavusi konkrečią būtybę, jinai kaip ir visur buvo. Ir sudarė sąlygas ir paskui, kai tai įvyko, jinai įėjo į jos vidų, į tą skylę. Gerai. Kai įeina, ten įeina išgąstis, baimė, taip? Per išgąstį jinai pati įlenda. Per išgąstį, per tą energiją išgąsties. Taip. Gerai. Dabar šoko, gal sakyčiau labiau, atsiprašau, šokų. Šokas, taip, šoko būsena, bet svarbiausia tai yra skleidžiama išgąstis vis tiek susijusi su baime. Čia, nors iš tikrųjų, dabar tie, kurie klauso, iš tikrųjų šokas, išgąstis, baimė yra tose pačiose vibracijose žemose. Dabar ta energija. Dabar aš kreipiuosi į Airiną. Airina, iškart aš sakau, tu pasakysi savo pasirinkimą, aš tau pasakau, kokie yra metodai, koks yra būdas. Pavyzdžiui, ar tu norėtum, jeigu tave sugrąžintų dabar į tą gyvenimą, tu matai save tame, tu girdėjai visą situaciją. Ar tu norėtum, kad atsitiktų taip, kad tu išvengtum tos mirties, ar tu norėtum, kad
Taip, tu priimi tą situaciją, kad tave nudūrė, kad tu numeriai ir tavo atmintis seka čia ir tu norėtum pakalbėti su atmintimi, kad su baime, su atmintim sureguliuoti taip, kad tavęs tai nebejaudintų šiame gyvenime. Kokį tu rinktumėsi variantą? Sunku čia pasakyti. Dabar stop. Taip, sunku pasakyti. Dabar tu pajausk viduje, pagalvok, kuris variantas tau labiau priimtinas, kuriuo variantu tu labiau patikėtum. Tai gyventi, Mhm. kad toliau gyventi. Gerai. Dėkui, dabar Ilonį taip darom. Einam prie tos būtybės, kuri dar neįėjo, bet jau jinai ruošia tą situaciją, kad tuoj įvyks ta situacija, kada tie du, kaip čia po juos pavadinti, vagys, žudikai du šiti, prie jos dar nepriartėja. Mhm. Kas čia norėjo pasakyti kažką? Ilona, taip? Ne. Mhm. Matai tą situaciją. Dabar jisai stovi prieš tai stovi, ar atsiranda tik tai, kai tie du žmogžudžiai ateina? Jisai tiesiog pats suformavo tokį lauką, tokį sudarį, kad tai įvyktų, nes jam reikia maitintis iš kažko. Mhm. Dabar ar tu gali nuskaityti informaciją, ko aš jo klausiu, ką jis atsakys man? Tu stovi šalia neutraliai, bet man reikia jo paklausti. Pakalbėti, dialogo reikia su juo. Ar tu tai gali, Ilona, ar tu nenori to? Man toks jausmas, kad aš galėčiau beveik pasakyti be jo, jeigu klausimą užduosi. Gerai. Svarbiausia, Ilonį, taip. Aš tau ką pasakysiu, mieloji. Kaip telepatas, tu turi absoliučiai neturėti jokios baimės. Absoliučiai. Tu esi apsišarvavusi, tu esi savo portale. Aš iš savo mokymų ir patirties turiu tai pasakyti. Bet svarbiausia, tu turi neutraliai nuskaityti informaciją, arba netgi jeigu aš jo ir paklausčiau, atsimink, tu stovi savo portale, kuris tavęs iš vis nepaliečia. Tu kaip telefonas, laidas su telefonu. Taip, aš suprantu. Jo. Gerai. Nuskaityk informaciją dar prieš tai, kiek laiko tame gyvenime jisai su Airina, ar tik atsiranda tame momente? Jeigu ji laimingai gyvena, jeigu ji laimėja. Tai buvo susiję kažkas su jos motina daugiau, bet ne su ją pačia. Pasakyk, kas ten susiję su motina tada? Kažkoks kontraktas buvo, kiek aš jaučiu. Sudarytas kontraktas su jos motina, kad jisai gal ten sunkus gimdymas buvo, ar kažkas tokio, kad jinai, ar sunkiai pastojo, bet kažkas to, kad jinai kažką kreipėsi pagalbos ir buvo sudarytas kontraktas. Net, man atrodo, ten vos ne krauju pasirašyta buvo. Ir jinai gimė, bet prasme, kad jis kaip ir leis ir motinai, prasme, kad jinai augtų laiminga, bet jisai pasakė, kad jis ateis pasimti savo, kai bus laikas. Bet jis nepasakė nei laiko, gal moteris nelabai ir patikėjo, arba tiesiog galvojo, ėjo paskui metai ėjo ir nieko neįvyko ir galvojo, kad čia bus pamiršta. Bet ten per kontraktą kažkas buvo su motina. Ar motina tuo metu meldėsi kaip ir religingai? Ne, jinai pas kažkokią bobutę ten ėjo. Pas bobutę ten, jinai ne pas vieną, gal ten pas kažkokį, matau, ir vyrą kažkokį ėjo, ir pas kažkokią bobutę ėjo, visur ieškojo, nes jinai buvo. Ilonit, pasižiūrėk, ar tai tiesa buvo, kad jinai negalėjo pastoti ir reikalinga buvo ta situacija, kad jį vaikščiotų per tas bobulės?
Ar reikėjo, negalėjo jį pati pastoti, tai iš tikrųjų, ar tiesiog jos buvo įsitikinimas, ar greitumas, jie norėjo tiesiog, žinai, kaip būna. Žinai, Stop, Meloj, tuoj, kai būna, pavyzdžiui, neteina kūdikiui dar laikas gimti, o moterys nori greičiau pastoti ir ieško būdo, kaip pastoti ir, pavyzdžiui, ta situacija viską sugadina, būna specialiai sudaryta tokias sąlygos. Nuskaitykit žodį. Jinai nepasitikėjo savimi. Ir įsivaizdavo, kad jinai galbūt nėra simpatiška, nėra patraukli, nes metai irgi ėjo. Tai jinai be vyro pastojo? Ne, jinai su vyru, jinai susirado, bet ten kažkaip tai irgi, gal nesigilinsim į tai, bet vienu žodžiu, ten jinai matau, kad tiesiog jinai skubėjo, kadangi jinai jautėsi, kad jinai tuoj bus per sena viskam, ir vyrui, ir vaikui, ir taip toliau. Tai jinai atėjo pas visokius ten irgi ir bobutes. Ilonit, aš noriu sužinoti, ar ji ėjo vyro iš pradžių susirasti, ar ji ėjo pastojimo jau? Vyro. Pirmiausia, vyro ėjo jau. Va tame esmė. Tai reiškia, ji per bobulės ėjo vyro, kad įvyktų situacija, kad vyras atsirastų. Gerai, kai vyras atsiranda, jau per bobulės ji neina. Pradeda eiti vėl, nes toks tiesiog tokia, jinai labai naivi, jinai prisirišus prie tų visų tų, kur ezoterinių dalykų. Tiesiog pas ją buvo labai didelis priraišumas. Tai jinai, bet kokiu klausimu ten, kas nors truputį ten vos ne vištos nedada kiaušinių, kodėl nedada kiaušinių, bėga pas bobutę ten sužinot. Tokia moteris buvo tiesiog. Taip. Supratau. Aha. Tarp kitko, va dabar va. Ar tai nepersiduoda irgi Airinai visiems laikams? Kažkaip antspaudą, sakau, matau tokį uždėtą, kuris kartuojasi, cikliškai kartuojasi, taip. Aha. Dabar taip. Kas vyksta dialogas, arba kaip atsiranda šita būtybė? Gal iškart klausiu, kad neiti aplinkui, kad laiką sutaupyti mums irgi. Nepasitikėjimas savimi. Ateina ta būtybė pas bobulę, ar namuose, kaip tai atsiranda, ar... Jinai per daug atvira tampa, jinai kaip atsidaro viskam, ten visokiam ezoteriniam dalykam, tiesiog... Šita pati būtybė atsiranda prie jos? Jo, jinai ateina per tuos visus, kad jinai ten ezoteriškai labai tik ir labai atvira, per daug atvira. Tai dabar, Saulelė, noriu sužinoti tą dalyką. Ar būtybė atsiranda erdvėje, kai ji pastoja, ar prieš pastojimą, ar kai Airina gimsta? Pas mamą pirmiausia atsiranda. Dar nepastojus? Būtent atsiranda tada, jinai ėjo, jau atsivėrė, tai būtent šitai būtybei, atsivėrė tada, kai jinai ėjo pas kažką, tai dėl to, kad negalėjo pastoti kažkurį tai laiką. Jau buvo ištekėjusi. Nuskaityk pasąmoninį dialogą mamos ir būtybės. Jinai pradžio net į bažnyčią jau meldėsi, jinai būtent bažnyčią prisikabino. Gerai. Jo, ir būtent tada jis pradėjo šnipždėti į jausį, matai, tu netikėjai dievuliu, tai va dabar, jisai čia kaip šnipždėjo jausį, pradėjo šnipždėti visokias nesąmonės jai. Čia kaip buvo, tuoj pasakysiu, čia kaip... Ir jinai labai religinga tapo, tarp kitko po to, jinai ten viską, ta prasme, bažnyčia ten keliskart į savaitę eidavo ir būtent per bažnyčiai prie jos. Ir reiškia, ir tenais ji prisiprašo pastojimo. Taip, jisai prie jos būtent jo, sako, tu atseit, tu netikėjai dievuliu, tai va dabar tau bus. Ir jinai labai verkė, jinai savo pati davė įžadus, kad jinai lankys dabar bažnyčią, kokia jinai bus nuodėminga, kokia jinai bus, ta prasme, nusižeminus ir paklusni ir viską darys. Top. Dabar aš kreipiuosi į Airiną. Airina, čia yra irgi tavo pasirinkimas. Ar tu renkiesi, kad mes kalbam su mama apie tą būtybę dialogas ir jai aiškinam ilgiausias darbas. Ar tu tiesiog renkiesi pati gimstant, tu esi ir ta būtybė ir mes tiesiog tiesiai šviesiai darbas vyksta toliau, tu ir ta būtybė. Aš ir būtybė tiesiai atsisakau jos ir... Gerai. Dabar taip. Ilonit,
Tvarkoj, labai gerai. Einam į tą momentą, kada gimimas vyksta Airinos. Būtent aname gyvenime, taip? Aname gyvenime, kada motina kai prisiviliojo, kad čia, supranti, tie, kaip ir žinome mes visi, kada prašai, visada kažkas atsiras, bet paskui už tą atsilyginimą reikia kažką atiduoti. Tai dabar einam į tą momentą prieš Airinos gimimą, kada motina yra pastojusi ir jau vyks tuoj gimimas Airinos. Tu dabar man tik nupasakok situaciją, kaip vyksta, kaip ta būtybė, ką jis stebi, ką jis sako, kada jie atsiranda jos gyvenime. Nuskaityk tą informaciją. Kada sėkla susieina su kiaušialąste. Ji būtybė atsiranda prie embriono? Taip, prilimpa būtent tuo metu. Kur Airinos siela tame momente? Dar jinai neįėjus. Siela yra kur nors šalia, ar dar nėra sielos? Dar nėra. Ta būtybė... Jinai paskuba įlys tiesiog. Kas, siela turi? Ne, ta būtybė. Tai dar sielos nėra ir būtybė lenda į Airinos kūną, ten embrioną? Taip. Taip, suprantu? Dar kartą įsitikinsiu, nes nuo to daug kas priklauso. Reiškia, sielos dar nėra, yra embrionas, į kurį įeina būtybė. Taip. Gerai, dabar tada eik į tą momentą, kada Airinos siela įeina į jos kūną. Atsiranda jos kūne. Pagal kontraktą jinai ten įeina irgi. Siela? Taip. Kada? Koks momentas? Ar ji jau gimė, ar ji užaugo, nes siela irgi ateina įvairių momentų? Jinai ateina, jinai įeina, jau buvo 7 mėnesiai, man ateina, kai jai buvo 7 mėnesiai, kaip embrionas, 7 mėnesiai vaisius. Kur siela? Šalia ar į embrioną? Jinai yra jame. Embrionė, taip, embrionė yra aplinkui, taip, tam visam mažam lauke. Gerai, Ilonit. O kaip tada su ta būtybė? Išvėjama, ar neišeina, nes siela ir būtybė, ar gali jos abidvi būti kartu? Va čia įdomu man pačiai. Aš pamačiau tuo metu, kad kai sėkla ir kiaušelis tai susijungė, jinai įėjo. Bet jinai irgi tokia, suprantat, aš nežinau net kaip pasakyti, jinai ir įeina, ir išeina. Jinai kažkoks, aš nežinau, judėjimą kažkokį matau, kad ne visą laiką, bet kai siela ateina, jinai kaip ir pasitraukia, jinai dar nori stebėti sielą pirmą. Reiškia, kai siela yra, jos nėra... Jinai pasitraukia, jinai yra šalia, bet jinai nėra jau, ta prasme, viduje. O tu neskaityk informaciją, kaip dar sielos nėra embrionė. Kuo maitinasi, kaip jaučiasi būtybė tame? Mama maitinasi. Per virkštelę, taip irgi. Prisijungus, kad tarsi prie tos virkštelės prisijungus yra šita būtybė. Ir toks jausmas, kad ta mergaitė tokia, jinai nėra, jinai kai gimsta, jinai nėra labai fiziškai sveika pradžioj. Fiziškai stipri. Aš noriu, kad tu surastum tą momentą, kada 100% matosi, kad ta būtybė gyvena arba Airinoje, arba prie Airinos, arba galbūt vyksta kažkoks dialogas, susitarimo kokia tai. Jinai kaip ir, kadangi tai būtybė laiko nėra. Jinai ir išeina, jinai gali maitintis ir kitais, ir grįžti vėl. Ir jinai nebuvo prie jos, kaip sakyti, nieko nedavė, net žinot apie save kito momento, kuris įvyko tenai, būti gatvėje. Taip. Reiškia... Nes jinai daugiau, motina jos pasirašė kontraktą, ne jinai pati, jos motina pasirašė kontraktą. Ilonita, tada reiškia taip. Dabar toks momentas. Reiškia, ar mes galim dirbti tik su ta situacija, kada tie du nori nužudyti Airiną? Airina gali tiesiog atsisakyti viso šito, kadangi čia programa ne jos.
Tai vat įdomu man dabar, ar mes turėtumėm nagrinėti tą situaciją, kada ji gimsta embrionas, ar mes galim dirbti su ta situacija, kada ji tiesiog nori nužudyti ją. Čia yra svarbus momentas. Čia tiesiog jo galbūt tuo metu, jau jai nukirsti tą visą ryšį tuo metu, kada buvo užmėgstas vaisius, kad neprisijungtų ten net. Kad tiesiog, kad vaisius ir jinai neturi nieko, ta prasme, kad jinai, kaip vaisius, neturi nieko bendro su ta būtybė, bet tiesiog tada. Kad jis negalėtų įeiti į embrioną iš viso, patekti. Taip, iš viso, va taip. Nes įeina būtent tą akimirką, kai buvo susijungimas. Embrionas gali kalbėtis, ar sielą reikia pasišaukti? Gali kalbėtis embrionas. Gali. Todėl buvo klausimas, kada siela ateina į embrioną, nes šiaip dirbome su siela kalba. Aš matau, kad embrionas jisai gali reaguoti, taip. Dabar taip. Embrionas mato visą situaciją ir būtybę jaučia ir mato, taip? Mato, kad nuo mamos yra vagiama energija. Ar embrionas suvokia ateitį, kas įvyksta į priekį? Kad tai Irina tuo metu pagyvenusi laimingai, jie jauna žūna. Jis ne tiek suvokia, bet jam ta situacija labai nepatinka. Jis jaučiasi nekomfortabiliai. Jo, vat aš norėjau, tokie klausimai yra kaip ir provokuojantis, dėl to, kad aš noriu prieiti tą momentą svarbiausia, kada yra aišku ir embrionų, nes jeigu pasąmoninė dalis to nesupras, tai bus, atsiprašant, chernė darbas nueis. Taip, embrionų tai yra nekomfortabilu, jisai netgi juda labai, jis nenori, netgi toks jausmas, kad jisai nori kaip ir atsiplėšti, net kažkas va tokio. Reiškia, jis tą situaciją į priekį, kada nužudyta, jisai mato, kas įvyks, jo? Jis nemato, jis tik tai jaučiasi nekomfortabiliai, jis nežino, dar siela kaip ir neįėjus, jis negali matyti to progreso, kuris vyks, kai jinai gims. Bet jisai, embrionas jaučia. Embrionas jaučia. Tai kaip ir gėlytė, kaip ir augantis kažkas dar, kaip augalėlis, jisai irgi jaučia. Gerai, energijas jis jaučia. Parodyk tą energiją, parodyk tą situaciją, ką padarys ta būtybė ir tą momentą, ką padarys, kas įvyks, tą žmogžudystę. Paprasčiausia dabar. Nieko nesakyk, bet paprasčiausia parodyk. Tai embrionų ir sielai, nes embrionui, nes dabar embrionui nepatogu ir embrionas gali kalbėti, sielos dar nėra šalia ir mes dabar pabandysime, kad embrionas atsisakytų. Bet čia gali būti sudėtinga, dar siela dar neįėjus. Gal geriau su siela kalbėti. Jo, man irgi toks jausmas, nes jisai be sielos jis nieko negali numatyti, nenumato to progreso, kas vyksta tolyn. Jis tik reaguoja, jo reakcija daugiau čia yra, jam nekomfortabilu. Stop, tai tada dabar žiūrim, kelintą mėnesį įeina siela į embrioną. 6-7. Gerai, siela mato tą situaciją į priekį. Jo. Mato, žino, jinai pakraupus jau. Tuoj. Ar siela su embrionu jaučia, kad yra sunkumų vystymėsi, nėštumas yra sunkokas mamai? Jo, nes pats embrionas labai stresuoja ir negauna pakankamai per virkštelę, negali maitintis pakankamai. Nes Ilonytė? Nes suvalgo energiją, suvalgo tą maistą visą per tą virkštelę, jo, prisijungus prie virkštelės, ta būtybė. Gerai. Kur baigėsi mamos sujungimas su ta būtybė? Taip. Kur būtybėje yra tas sujungimas? Būtybėje, būtent irgi per bambą kažkodėl tai matau. Aha, gerai, šaunolė. Taip, tuoj. Dabar Ilonit pasakyk, kuris būdas bus stipresnis? Ar bus stipru, jeigu paprasčiausia siela pakalbės, nutrauks
tą sujungti su būtybės irgi per bambagyslę, va tą kanalą, ar turi būti kažkoks griežtas pokalbis ir atsisakymas? Pasižiūrėk, nuskaityk informaciją. Nelengva, žinau, bet Ir dar kiekvieno kartą pakartok individualus. klausimą, nes mane truputėlį nubloškė tą akimirką, kada jinai buvo nužudyta ir tuo metu aš matau, atsakau, kaip sakiau, kažkas iš priekio įvyko toks jausmas, kad ten kažkas irgi, kaip ir arterija kažkokia nukirsta, ten irgi buvo pradėtas kūdikis. Va, dėl to aš truputėlį mano ir mintys nukrypo. Gali paklaust iš naujo. Aha, taip, šitą taip, klausimą. aha, labai rezonuoja viskas. Matai irgi, pavyzdžiui, vat, gali būti, mes dar nedaėjome iki to, bet gali būti, kad Airina, vat, gali pažiūrėti dėl įdomumo dėliai, va, dėl Airinos, ar yra taip ar ne, pasakysiu tu, tame momente, kada Airina pastojusi ir ją ateina nužudymas, ar gali būti taip, kad Airina suvokia, kad ji neatiduos savo kūdikio ir pasirenka mirti? O, šurpuliai pradėjo eiti, vadinasi taip. Gerai. Šaunuolė. Einame į tą momentą. Tenais, kada yra embrionas. Visgi motina nepasirenka. Motinai, gerai, mes bendrai nereikia motinos kliudyti, nes Airina pasirinko tik tai jį ir būtybę. Kaip ir dvi skirtingos programos būtų irgi. Dabar, ar būtų tai stipru, kada pati Airina atsisako šios programos? Taip ir reikia jai. Jai taip ir reikia padaryti yra. Tuoj, merginos, tuoj, mes priėjom labai stiprų momentą, gerai, tuoj, aš pagalvosiu, tuoj. Ką daro ta būtybė, kai aš dabar galvoju? Aš stengiuosi nieko nematyti dabar. Tad pasižiūrėk, ką jį daro. Nuskaitykit, pasižiūrėk vaizdinį, ką jį daro, kai aš galvoju. Jis stovi kažkur tokiai labai mažyti ir net stengiasi būti nematoma. Mačiau savo kairiai pusė, ten kažkur labai taip toli akies kampeliu, bet mažytė tokia ir jinai stengiasi tapti nematoma. Dabar, Ilonit, pamatyk tą vaizdinį. Mano ezoterinis kūnas stovi prieš tą būtybę. Mano kūnas, ezoterinis kūnas stovi prieš tą būtybę. Aš apsirengus Spaiderio kostiumu ir ją pasodinu į narvą, nes aš turiu teisę ir jinai atėjo prašyti pagalbos. Kada žmogus prašosi pagalbos, reiškia, tas asmuo gali padėti. Gerai, aš turiu teisę įpareigotą tame visame dalyvauti. Dabar aš stoviu ranką sudėjusi, ta būtybė yra narve. Ir aš jos klausiu, aš jai sakau, nu tai kaip, pažaidėjai. Jinai žiūri į tave iš narvelio, labai mažytė, tas narvė, tu tokia, kaip žinai, sakyčiau, stulpo aukščio pagalė. O jinai tokia mažytė, kai mažas paukštelis žiūri taip tokiam prasikaltusiom akim. Dabar aš klausiu. Žinau, kad jinai apsimeta. Tai gerai, jeigu apsimeta dabar, aš mosteliu pirštu ir nuimu visą apsimetinėjimą, visą blefą, visą falšą nuo jos. Kaip jie atrodo prieš mane? Tu žinai, smirda tokiu kaip ir pelėsiais dumblu iš kažkur, tai jau toksai smarvė, pirmą pajaučiu kažkokį tai tokį beformį, kaip ir kamuolį, kažkokį tokį masę beformę. Aš noriu paklausti, ar ji pažįsta Kaložyrį? Sukikena taip? Pažįsta. Pažįsta. Ar tu matai baimę joje? Arba sutrikimą, gal baimė ne, gal sutrikimą, kokia tai energija? Tokia apsimeta, kad nenori namo. Jinai nori atgal, ta prasme, jinai iš kažkokių tarsi iš pelkių, iš dumblynų atėjus. Dabar prie manęs pakviesk Airinos sielą. Tegu atsiranda Airinos siela prieš mane.
Su manimi prie manęs. Prieš būtybę su manimi šalia. Dabar aš klausiu, nuskaityk informaciją, susikaupk, Ilonita, susikaupk, nuskaityk informaciją, neskubėdama. Aš klausiu, Irina, kaip tavo sąmoningumu, ką nori padaryti dabar su šita būtybė? Jinai prie labai nepasitikinti savimi dar. Matau, kaip ir nelabai, nežinau, ar nelabai taip 100% tikinti tai, ką daro, bet, Aišku, supratau, aš to ir tikėjausi. Dabar taip, aš klausiu Irinos, prieš mane atsisuka Irina ir aš jos klausiu, parodyk man, kurioje vietoje yra tavo nepasitikėjimas savimi. Čia eterinės Irinos klausia, ar... Eterinės Irinos. Nes kada kartą nežinau, ar tu klausia Irinos ar manęs, ar eterinės. Stop, galiu paklausti Irinos fizinėme kūne. Ar tu, Irina, jauti nepasitikėjimą kokioje tai čakroje, kokioje kūno dalyje? Nežinau, kad nepasakyčiau. Aš kaip ir jaučiuosi, kad pasitikiu. Man tai jaučiasi, kad nelabai pasitiki, nors ir sąmonė sako tau protas, kad tu pasitiki, bet ta prasme, kad tuo, ką darom dabar, tai aš 100% pasitikiu. Aha, taip, ką darome, taip. Nes aš mačiau, atsiprašau, aš nutrauksiu truputį, aš mačiau tokį vaizdą, kad jinai, kaip tu sakei, jeigu eterinis Irinos kūnas ateina prie manęs, tuo metu aš ją mačiau nepasitikinčią, bet kada tu paklausai, ką dabar nori daryti, Irina tarsi atsibudo. Tuo metu jinai labiau pasitikėjus. Aha, gera situacija, gerai, labai gerai. Aha. Dabar aš Irinai klausiu, aš Irinai sakau, ar tu 100% turi pasitikėjimo, tikėjimo jėgą? Visada, atsako jinai man. Irina, ką nori padaryti fizinė Irina? Perduok savo sielai. Ką tu nori? Koks tau variantas labiausia? Patikimai pasirink variantą pati, ką tu nori padaryti. Bet tokį variantą, kur tu pati tiki, kad tai padarė ir tai įvyko. Su ta būtybė? Taip. Dabar mes stovim abidvi prieš tą būtybę. Kaip turi vykti atsisakymas ar sunaikinimas, tu pasirinki. Bet tu iš savęs pasakai man dabar. Išsiųsti ją ten kur nors pasimokyti, evoliucionuoti, kuriai ten priklauso. Gerai, o jeigu tai... Kažkokį pasaulį, kur jinai vystytųsi į gerą, ta prasme. Aha. Ne, jinai nesivystys į gerą. Vat aš irgi norėjau pasakyti, mieloji. Mes tada turim sužinoti, pamatyti. Supranti, mes dabar netgi kai mes šnekam apie ją, jinai auga, jinai maitinasi mūsų žodžiais, kadangi mes jai duodam dabar energijos. Jai reikia kažkaip greitai labai su ją sprendimą patlikti ir kažkur tai jai, nežinau, ar tiesiog tiesiog sudeginti. Jeigu pavirsta tiesiog į kažkokius, tai, aš nežinau, į kažką. Tiesiog sudeginti, dar kažką padaryti. Sudeginti. Tai palaukit, dabar abi kalbėjot, kaip Irina? Sudegint aukštom vibracijom, kad pavirstų ten į kokias neutralias daleles, ten į statybinę medžiagą. Dabar dar, Ilonit, taip. Dabar taip, pasakyk man, čia yra svarbu. Nuskaityk informaciją. Kas tą būtybę atsiuntė, kas yra būtybės viršininkas? Ar tai yra pats viršininkas? Niekam nepriklausanti būtybė. Ne, jinai šiaip, noriu pavadinti vos ne kažkokiu tai pelkių ten karaliumi, bet iš tiesų tai jinai būtų gal ir gyvenus tose savo pelkyse, jeigu nebūtų padirbėję iš kitų planetų. Tiesiog jinai modifikuota jau yra. Palauk, kaip nesupratau? Ateiviai su ją padirbėję yra. Tiesiog yra būtybės iš kitų planetų. Atsiųsta kaip tarnas, kaip robotas. Jinai yra žemės, kaip ir žemės vidaus gilumų, bet tiesiog jinai yra kaip vos netruputėlį modifikuota jau, kadangi jinai pritaikyta. Stop, Ilonyte. Mes taip užsitemsim. Man yra svarbu žinoti, ar tai yra robotas, ar tai yra siųsta programuota būtybė kaip tarnas,
Va šito man Kaip tarnas, jeigu trumpai. Va, va to, gerai. Žodžiu taip, aš kaip suprantu, ji maitinosi Eirinos visa energija, kuri įvyko tame momente, kai ją nužudė. Taip. Labai garsiai kažkaip pasakiau. Gerai. Kur jis siuntė tą energiją? Kas vyksta apskritai klausimas toliau su ta energija, kuri ją kaip perdavinėjo jį tą energiją, kam tai? Tu žinai, toks jausmas, kad tarsi kažkokiu konvejeriu eina tokie maži buteliukai, ten surinkinėjama, kaip žinai, kai būna fabrike linija eina, kaip pienas pilstomas ar limonadas. Tai vat vienam iš tų limonadų butelių ir yra jos energija. Maitė tiesiog nusiunčiama. Kas paskui vyksta su ta energija, ta kur buteliukai kaip laboratorijoje? Vat, ar ji perduodama kokiem tai bandymą, ar kitiems embrionams, ar kam panaudojama, ar elektrai energijai, laivykui? Jinai viskam, jinai yra universali, galima sakyti, ir jinai viskam gali būti panaudojama. Kas maitinasi ją, kas laboratoriniam tyrimam. Įvairiai. Tiesiog eina tų energijų daugybė, kaip sakykai, fabrikas, toks milžiniškas konvejeris ir pilstomas uždarinėjama. Dabar, kol neįvyko atsisakymo su ta būtybė, tegu Eirina susigrąžina visą savo energiją į savo kūną. 1, 2, 3. Kaip atrodo dabar Eirina? Jinai prisipildo visą tokia, žinai, kaip fontanas eina, kaip čiurkšlė. Tokia baltos tikros energijos. Taip, visą savo energiją tegu jinai susigrąžina savo. Kiek dar liko jos susigrąžinti? Jinai mėgaujasi tiesiog, jinai net žiūri į savo rankas, jinai net paaugo. Ir dabar matau tokią, jinai mėgaujasi, jinai dar kurį laiką jai eis. Tai taip, kad jinai, čia tiesiog dozuotai turi būti jai. Jai dabar didelis kažkoks toks kaip sakyt, pliūpsnis gavo jinai jį, bet dar jinai jai dozuotai truputėlį irgi. Gerai, reiškia, kai baigsis seansas, dar vyks transformacija ir energija jai eis atgal. Jo, dar jinai supranti, aš matau sosmas, kada man ateina 3 metai energija. Jinai gaus tą energiją 3 metų laikotarpyje. Gerai, šaunu. Atsiprašau, bet ta būtybė gaunasi kaip tarpininkas, yra virš jos kažkas dar. Taip, jinai kaip gėriai siurbė tą energiją ir per ją dar ta energija buvo nuleidžiama, tu prasme, atiduodama ten į tuos, kaip sakyt, tą konvejerį, kaip ir fabrikas, kai tik įsivaizduojama. Limonado gaminimas, paprasčiausiai butelius pilstomas. Stop. Dabar, Ilonit, taip padarom. Energija ateina savo ruoštų, savo visą energiją, reiškia taip, sviestuotas. Energija su savo eiga, su savo energija grįžta atgal, čia yra vienas kelias. Dabar, Ilonit, kaip ta energija grįžta? Man svarbu žinoti, ar per būtybę, ar savo ruoštų, savo keliu. Jinai pati nukirstas ryšys, iš karto gauna automatišką energiją visą, tik atsisako tegul. Atsisakymas, tai vien tik atsisakymų būdu jinai susigrąžina. Gerai. Ketinimų norų paprasčiausiai savo jėga, jis susigrąžinasi, reiškia dabar grąžina savo visą savo energiją. Tai jau vyksta, dabar aš matau, tas vyksta jau. Dabar dar pasižiūrėk kanalą, reiškia, dar yra tas kanalas nuo bombagyslės Eirinos prie tos būtybės. Ne, jinai priešingą atveju būtų jos nesusigrąžinus. Aš tiesiog savo ketinimų, mes jau iškart supratom, ką mes norim padaryti ir iš karto automatiškai, nes aš matau, kaip jinai visiškai subliuško, jinai aš jos beveik tam darbė jau nebematau, nes jinai kaip ir tampa nebereikalinga, savo kaip ir misiją atliko ir jinai kaip ir dingsta, bet jinai tam kaip ir narve, bet narve tik tai, kaip sakyti, metaforiškai jau, jau jos kaip ir ten nebėra irgi iš kitos pusės. Aha, tai dabar tu nuskaityk informaciją. Visgi reikia dar kažką tai nutraukti, pasakyti. Ir pati Eirina irgi pasakyk, gal palauk, Ilonit. Jo, gerai. Aš galvoju, reikia pasižiūrėti, kur ten ta energija ėjo, kas užsakovas, nes tą būtybę kažkas atsiuntė, kad surinktų energiją. Tai reikia nueiti į tuos
su tais ten nutraukto būtybė dar ir ten, kas iš jos Bet supranti, kas yra, liko tu kol to nežinojai, tai jau tau supranti per tos motinos programą. Ir dabar, kai tu tai žinai ir tu jau suvokiai tą, tu automatiškai per suvokimą jau atsisakėjai tos programos ir nereikia ten vėl kažkur ieškoti ir kaip sakyt, kažko dar ieškoti. Tiesiog aš jau tu techniškai atsisakėjai. žiūriu. Jo, supratau. Stop, Man toks jausmas, kad nereikia. Pasakysiu, Tiesiog palikti. pasakysiu metodo suvokimą šito. Tuoj, stop, merginos. Dabar klausai Irina ir Ilonytė, čia kas klausys visi. Yra taip, kad ir Kalodžeris daug kartų sakė, tu sunaikinsi bet kokį padarą, bet kokį laivyną tik savo erdvėje. O žinok, apskritai erdvėje jis turi teisę būti kaip ir tavo siela. Tu viską, ką sunaikini, Irina, tai sunaikini tik savo erdvėje. Tu gali laivyną sunaikinti, tu gali planetą sunaikinti, kuri niekada prie tavęs nebeprisiartins. Bet kiekviena būtybė, čia yra Dievo sprendimas, kas gali čia gyventi ir negyventi. Dievybės, tos visatos, tos meilės dievybės, čia nekalbama apie religinės bažnyčios Dievą, čia ne apie tai. Bet ta jėga, geriau sakykime, kurią mes vadinam dieviškąją jėgą, ten visatoje yra sprendimai, bumerangas, taisyklės. Bet viską, ką tu sunaikini savo erdvėje, savo biolauke, o biolaukas gali būti kilometrai, o gali būti tik taip metras didumo. Čia priklauso. Gerai. Tai aš ir noriu sunaikinti savo erdvėje tuos visus ten laivynus ir fabrikus su buteliukais ir Gerai. likučius ten jos tą jau iškamšo. Irina, kai tu nukirtai, nebeliko nieko tavo erdvėjau. Nebeliko. Nes tavo erdvė tampa per šviesi, kad ten kažkas dar egzistuotų per didelį, jinai tiesiog joje netelpa kažkokia tamsa, nes ten per daug šviesos. Tau, Irina, reikia suvokti, kad antiek tu esi stipri ir savo lauke esi tu Dievas, esi valdovas savo lauke, antiek tu esi stipri, kad tau užtenka pasakyti, kad aš žinoti, matyti ar pajausti, kad tu nukirtai iš savo bombagyslės visus ryšius su negatyviom būtybėm, su negatyviom planetom, su negatyviais kontaktuotojais. Tu nukirti savo bombagyslę. Tu dabar pamatyk, Ilona, padėkim tai pamatyti, pajausti, dabar taip, Irina, tu užmerk akis, pamatyk savo bombagyslę. Ir tiesiog, kaip tau ateina į galvą, kaip tavo suvokimas atneša. Ar tu su ranka nutrauki, ar tu nukerti, tiesiog iš bombagyslės pamatyk, kad tą laidą, kaip matricoje mes visi matome. Kaip, pasakyk man tiesiog žodžiu, kaip tu jį dabar sunaikini, kaip tu nutrauki. Sudeginu. Gerai, sudegini. O kaip tu jauti bombagyslę, tavo deginimas nekenkia? Nu, aukštom vibracijom tai man nekenkia, o jam tai kenkia. Šaunuolė, taip, teisingai. Iš savo saulės rezginio, iš savo bombagyslės. Dabar saulutė tavyje. Ji ražosi, ji gimsta, ji prisikelia. Ten yra aukštų vibracijų saulutė. Jis skleidžiasi visam tavo kūne. Ji apėmė kiekvieną čakrą turi visas spalvas ir saulutė tampa vaivorykštinė. Ji pasklinda kiekvienoje ląstelėje, kiekvieno kūno dalelėje. Ji išeina, išsiskverbia iš tavo kūno ir tavo biolauką visą apskleidžia, apsupa, apšviečia aukštomis maloniomis meilės, pasitikėjimo, viskas, kas yra tavo naujose programuose, tavo DNR, sukasi laikrodžio rodyklę tavo viduje, kur yra nupiešta piešinys čakros. Tu pamatyk, kaip iš aukštų vibracijų, nuo aukštų vibracijų visos programos dingsta lauk, kurios ne tavo, kurios nereikalingos, ir tu įrašai savo visas naujas programas.
tu nesijaudink, reiškia, kad, supranti, vat būna žmonės, kad, ai, sunku patikėti, čia taip įvykti, čia sunku. Su laiku turi tas ateiti, tą reikia praktikuoti ir tu tampi savo biolauko dievas, valdovė. Ir nuo tų aukštų vibracijų ant tiek visos lervos atšoka, ant tiek negatyvios būtybės atšoka. Ir tu gamini, ko tu nori. Vat, pavyzdžiui, tu nori, kad tu priaugtum svorio, tu ir gamink, augink ir pamatyk. Ir tu užaugink savyje tokią minties jėgą, kaip tikras dievas. Pasakyk savo, kad kada nors, nesvarbu kada, ateina tavyje, apsigyvena ta dievybės jėga, kada tau nereikia per jėgą patikėti, kada tau nereikia per kažkokias kančias, ar taip yra, ar taip nėra, ar bus taip, ar nebus, pasakyk savo ramiai. Kada nors, tegu tai ateina ir gyvena manyje. Betulė. Nu, Tegu gal Ilona pasakė. sakykime, Man sakyti, aš pirmai norėjau nutraukti, nes labai tai, ką norėjau pasakyti, buvo labai svarbu ir aš tik nekantravau pasakyti dėl to. Tai aš pamačiau jau, kad visa tai jau vyksta eterinėme lauke. Aš matau, kad toji moteris, ta mergaitė, mergina tiksliau, kurią vat, nužudė, tiksliau, mes kai matėm žudė ją, taip, dabar aš matau, kad jinai irgi ligonė, bet jinai pagimdo sveiką kūdikį. Ir jinai sveika gyva, jau tada tuo metu jau vyko. Ir man dabar šiurpuliai eina ir labai, matai, dėl to norėjau liežuvį savo įkišti. Aha, gerai, šaunuolė. Tai čia kaip aš užsakiau. Taip. Matau, kad suvokimas pas tavo pasąmonės lygmenyje atėjo, kadangi jinai pagimdo kūdikį. Ir turėtų, bet sakau, 3 metai kažkur dar, 3 metai, kol tau visą tai pasikrausi. Aha, nu fain, aš taip net pajutau krūtiniai tokį lengvumą, vat, kai tas energijas gražinomės, ne iš pradžių, bet jau kai biškį palaukiam, tada pajutau tokį lengvumą. Tai reiškia, vat, prisipildžiau tų energijų. Jo, ir man šiurpuliai dabar dar eina tokie malonų šiurpuliai. Ir šitą dar norėjau pasakyti, kad vat, aš, pavyzdžiui, sąmoningai, tai aš tikiu, nes aš tą darau, ta prasme, aš darau tokias afirmacijas, sakau, ko aš noriu ten pagal taisyklės, nes aš jeigu netikėčiau, aš iš vis to nedaryčiau, ta prasme, pas mane net tokio noro ir tuo pačiu tokios veiklos nebūtų, jeigu aš netikėčiau, tai čia negali būti. Bet man įdomu, kad aš, pavyzdžiui, kelis kartus per dieną, va čia kai man pasidarė blogai, kelis kartus per dieną sakydavau, kad aš draudžiu imti iš manęs energiją, aš draudžiu mane bet kokiu būdu įtakoti, ten fiziškai, telepatiškai, psichologiškai, ten dirbtinėm priemonėm, ten visuose laikuose, ten visuose pasauliuose, va tai sakydavau kelis kartus tokias afirmacijas. Tai dabar kodėl man jos neveikdavo, kodėl mano šitą draudimai neveikdavo? Dėl to, kad tu neveikdavo. pernelyg dirgi, tu supranti, sakyti tokius dalykus irgi supranti pernelyg, aš tiesiog gyventi reikia ir džiaugtis kiekvieną akimirką vietoj to, kad tu sakytum. Tai čia iš blogumo, čia iš blogumo darai, o ne iš kaifo. Tai dabar stop, kaifas, tai ir gyveni ir džiaugiesi, bet kai tu sėdi prie radiatorių susirietus ir tave ten tiesiog laužo, tai ką, tai kaip tada džiaugtis? Aš atsakysiu. Jo. Atsakysiu, žiūrėk, Airinutė, dabar yra šis seansas daromas, šitai būtent tu atėjai su šituo aspektu ir šitas seansas yra daromas ir jame, ką išnagrinėjame, tai yra priežastis viso to, kodėl tu šaltai jausdavaisi ten pat prie to radiatorio, kodėl neišeidavo, todėl, kad buvo tokia gili priežastis, kurią dabar mes nagrinėjame. Kitas dalykas. Mes tuo išvalysim tavo namus, pakelsim vibracijas. Kitas dar dalykas yra. Žinok, yra taip. Tau nereikia ten kelis kartus, bet, pavyzdžiui, kaip aš, sakykim, aš gyvenu su jumis žmonės, kas girdit, ir aš mokausi. Ir aš daug patyrimų irgi turiu. Ir aš to nebijau. Net kartais man įdomu, kas atsitinka su manim ir paskui tai kaip dabar aš padarysiu, kaip aš susidarosiu su tą situaciją. Bet žinai, kas yra?
aš viduje jaučiu tokią jėgą, kad jeigu man nereikia, aš sakau, ne, stop, ne, stop, mano aukštos vibracijos ir viskas. Pasakau genuk visais žodžiais, kaip man reikia, bet aš taip pasakau, kad paskui supranti, kaip atsitinka. Ir pasakau, dar pridedu mano aukštos vibracijos, aukštam lygiai aukštos vibracijos, bet aš taip sakau, ne su neapykanta, bet aukštų tonų. Aš pajaučiu, pamatau, kad tie, kas buvo prisijungę arba norėjo prisijungti prie mano energijų, pradeda viskas kaip elektra, pavyzdžiui, į rozetę įkištum 2 pirštus ir tai purtytų. Ir pamatau, kaip tie signalai iš manęs nusiunčia tą su mano to pasitikėjimu, ir panašiai. Pamatau, kaip ten viskas dega, žūsta, sproksta, tik akimirkai ir viskas. Ir aš išeinu, nueinu, darau ir kartais man nepasiseka dėl to, kad aš to nepasakau, aš pamirštu, kartais tingiu. Sakykime, skauda man šoną ar kas nors ir aš tingiu, aš išgersiu geriau tabletę, nes tam reikia labai daug energijos. Vat kas yra. Tai gal pas mane tos energijos neužtenka, nes aš irgi tą patį darau, ta prasme darau, aš ne iškart čia puoliau kreiptis pagalbos, o iš pradžių, aš kaip nekreipiau dėmesio, čia biškį šalta, tas, bet ir tikrai buvo ir aukštos vibracijos ir viskas, ir apskritai mane dažniausiai tokie nemalonumai, kažkokios bėdos užpuola, kai mano labai aukštos vibracijos būda. Tai va, tai aš manau, galimai gal tu labai atsiveri kažkaip, tai atsiveri tuo momentu, aš nežinau. Tai matyt, kažkas specialiai prižiūri, kad nebūtų žmogus aukštų vibracijų. O kaip, atsiprašau, dabar gal tiesiog gerai tada dabar gal neįkvojame energijos tam dalykui. Gal noriu paklausti, kaip tu dabar jautiesi, ar tu jauti dar tą šaltį dabar šiuo momentu? Tas šaltis toksai jau kaip palaipsniui nueidinėja. Bet per seansą buvo toksai, šalta buvo, taip krėtė tas šaltis, bet dabar jis kažkaip jisai taip atlėksta. Jo, čia ne iš karto, ne taip, kad iš karto yra akimirka, jo. Stop, merginos, dar padarom dabar ant greitų, nes aš žiūriu į laiką, jūs nežiūrite, aš žiūriu į laiką. Dabar dar padarom taip, Ilonit, surask namuose vidurį, reiškia tą vidurį, namų vidurį, ašis ta namuose Airinos. Surask tą vidurį, taip. Kai surasi dabar tą vidurį, ten labai greitai, nesvarbu, kaip tu tai matai, iš to vidurio pamatyk visą tai, ką aš sakiau Airinos kūne, kad ten yra aukštų vibracijų saulutė ir kad jis skleidžiasi ir ji apšildo visus namus Airinos. Ir viskas, kas negatyvo, nuo aukštų vibracijų pačios atsidaro balkonai, durys visos ir išlegia visos negatyvios vibracijos, jos tiesiog sudega, nespėja išeiti. Jos sudega aukštų vibracijų spinduliuose. Visam namas, stogas, visur aplinkui, kiemas, didelį ratą apima. O taip, pamatyk, ir jis tegu sukūri tą saulės aukštų vibracijų sukūri, tu palik, tegu jis ir toliau dirba, jis tegu ir toliau gyvena. Ten tarp kitko buvo kaip ir dangtis uždengtas, žinai, kaip būnant kanalizacijos dangčiai, aš jį nustumiau tiesiog. Gerai, šaunu. Ir dar norėjau Airinai pasakyti, kas būtinai yra svarbu, turi viską daryti, viską domėtis tuo, kas kelia fiziniam kūnui reikia serotonino. Man eina 100%, kad kūnas ir smegeninė dalis negamina serotonino. Žinok, čia gamins, kai 2 savaitės susitraukus. Sakau visiems žmonėms, ypač dabar šitų laikotarpių, ypač lapkritis yra labai blogas. Ir sakau visiems, kad gali būti, kad nuo lapkričio irgi ten, kol praeis tas laikas visiems, jis yra toks depresyvus, šį lapkritis yra tas metų laikas, kada blyn ir žmogžudystės ir tas numirusių dienos tos. Serotoninas yra labai svarbu. Valgykit maistą, kelkit vibracijas, viską darykit, domėkitės, kad tik tai aukštos vibracijos gamintųsi. Nuotaikoje, kūne visur, svarbu žodis serotoninas. Net aš nežinau, kodėl ezoterinėje erdvėje tas irgi serotoninas yra aukštų vibracijų dalis tokia. Tai
Va tą norėjau pasakyti, nes aš pati esu patyrusi ant savęs ir aš tą galiu 100% pasakyti, kai nors ir būna laidotuvės, nors ir būna kaži kaip blogai, bet jeigu pakankamas kiekis yra serotonino kūne, tu kitaip žiūri tą situaciją, kitaip žiūri. Taip, taip. Tai, Tai va, viskas priklauso nuo to tavo nusiteikimo. Aš va dabar, pavyzdžiui, kai man čia blogai buvo, ypač kai su tom smegenim blogai, tai tiesiog toks buvo jausmas, man viskas griūva. Man viskas ir darbas griūva, ir sveikata griūva, ir viskas, ta prasme, man vat, kaip tik šiandien buvo tokia, ar tai vakaras, šiandien jau tokia va mintis, man viskas griūva. Ir va, kai Ilona pasakė, kad kai aš tam va braidam gyvenime jau mirinėjau ir va man tada buvo tokios mintys, kad viskas dingsta, viskas, ta prasme, aš mirštu ir tiek planų, viskas gerai ir viskas griūna dabar. Va. Ir man šiandien va tokia mintis buvo, kad griūna pas mane viskas. Tai man čia matyt suveikė va ta atmintis iš ano gyvenimo. Dabar, Airina, kai tu pagimdai kūdikį tame gyvenime ir tu nemiršti. Pasikeitė viskas jau. Jo, dabar jau. Aš pajutau taip stipriai, kad sakau, net šiurpuliai pradėjo eiti. Tiesiog labai. Ilonit, labai šaunu, labai tau dėkoju. Ir Airina, ir tau labai dėkoju. Ir žinokit, aš jums galiu pasakyti, tai yra labai aukštų vibracijų simbolis, kada Ilona pamatė, kad gimsta kūdikis. Tai yra labai aukštų vibracijų simbolis didelis. Dabar, mielosios, taip, aš žiūriu laiką mūsų plėpėjimui, ne plėpėjimui, bet pasišnekėjimui. Laikas eina. Ar aš galiu išėjimą skaityti abiem? Dėl manęs tai taip, bet nežinau kaip Airina. Aš dar norėjau paklausti, Ilonėlė, tu atsimeni, kaip kortom man žiūrėjai, sakai, kad pas mane plaučiai visą laiką su kažkuo kovoja. Ir aš čia paskui patigi aš dar tiek daug visko išdirbinėju, čiagi sakot, kad netikiu. Aš čia pati dar tiek ten visko darau ir aš pati iš plaučių išvariau kažkokį ten vampyrą. Tai man atrodo, kad man čia irgi susijus ta vieta probleminė buvo su ta žaizda, jeigu mane ten padūrė ten tada. Taip. Tai dabar man viskas buvo problema plaučius. Taip, kadangi kaip ir vaisius atsisakė visos šito, su siela, kaip suėjo kartu su siela atsisakė visos šitos programos. Ir tada viskas pasikeitė, tu jau nebeturi ryšio su ta būtybė. Viskas, jau jos nebėra. Nu, tai va, tai sakau, čia, ką tu matei, tai buvo kažkas, kas buvo problemiško iš tikrųjų. Tai va, dabar čia viskas pasitaisys, nes man toks jausmas buvo, kad aš dar ne viską padariau ten. Tai va, tai dabar jau viskas. Dabar, mielosios. Bet sakau, dar noriu tik priminti, kad tai atsimink vyks per 3 metus, kažkur 3 metų laikotarpį tu jausi energijos pagerėjimą po truputį. Laipsniškai, nes tau gauti per didelę, kaip sakyti, tarplio dozę irgi nėra gerai. Dar ką nors, ar jau? Nu, viskas. Dabar užsimerkite irgi, jeigu... Dabar skaitysiu nuo 1 iki 5. Jūs grįšite abidvi čia ir dabar. Atsijungsite nuo visų neigiamų emocijų ir energijų iš šio seanso. Jūs pasiliksite tik savo pačiose pozityviausiose energijose ir patyrimuose, ką darėme šitam seanse. Dar kartą kartoju, visiems, kas klausote, jeigu norėsite, čia dabar ką skaitysiu šitą išėjimą, jis yra aukštų vibracijų ir jis gamina serotoniną. Visi užmerkite, kas klausote akis ir išjauskite kiekvieną mano žodį, ką aš skaitysiu. 1. Tavo kūnas bunda. Tavo kūnas švinta. Prisipildo linksmumo, stiprybės, pozityvios energijos. Tu jautiesi puikiai. Tavo super gera nuotaika. Tu pailsėjusi. 2. Tu lengvutėlė. Tu lengva kaip plunksnelė ir tu švyti visiems kaip saulės spindulėlis. 3. Tu jauti ramybę, tu jauti gerumą, tu jauti turtą, tu jauti džiaugsmą,
meilę, sveikatą, kaifą gyventi, sėkmę visam savo kūne. 4. Harmonija. Harmonija visur ir visada, kai viskas aišku ir suprantama. Tu savo pačiose aukščiausiose vibracijose. Ir tau gera. Tu laiminga. Tu laisva. Atmerk akis. Dabar aš išjungsiu kamerą. Jūs, merginos, neišsijunkite. Visiems sakau, iki malonių susitikimų. Prašau, rašykite. Iš karto va ten po seanso rašykite. Arba man tiesiogiai į Facebooką rašykite, kas norite seansų. Su visais atsisveikinu. Aukštų vibracijų ir serotonino linkiu visiems.